Kalisku atrado žydis, ei, tvarkai. Ale velnėse, kojas, kad nutirpa. Atrado didelą mašiną, kojų nėr kur ištiesti, matai? Aha, jam kojas nutirpa, o kad aš dantį su dantin jau nesueina nuo šalčio, dėta žodis, daryk bortų. Matai, išlipt greičiau. A kam kitų bortų daryt? Galima ir taip išo. O dirbi balvanai, neišturnėk, nespėjom miestą atvažiuoti tuo. Tėvą vos neužmušiai. Ko tu rėki ant vaiko? Aš tau klausiu, ko tu ant vaiko rėki? Raimundukas labai užsigavai kaitį. Eik, nieka velnės netrauks, atsimeni, prie upelas buvo pasidarys kakalkį. Na, 3-4 metrų šakinėdavo ant galvos ir nieka. Nu, ku tau nieka, a dėl ko vaikas skundžias, kad jam dažnai galvytis skauda? A man galvytis skauda ne nuo šakinėjimą, o nuo per didelę galvojimą. Na, tai apie ko jau čia profesorius Dumai teipė. A vadumaju, už ko mani Dievas nubaudė, kad tokius tėvus davė. Nu dabar tai ropužiokas tu ir nuo manį gausi. Aš jį dar užstoju, va, ko jis čia man pasakė. Nustakit vieną kartą, toj tim pradės čia pradėjo padarinti atvažiavai. Biausiau, lipki iš kūzo, kas sėdi dabar toks markatnas, ei. Ramundukas. Ką? Ir biausiais pasliekat, reiškia čia, saugat viską, Stefani, pašly. Nematau, ko čia džiaugtis, va taip pasakysiu. Kol važinėjom čia po visus kiemus, vakaras atėję. Man laikas autobusų stotin, autobusas paskutinis greit. Viktorai, dėl nakvynės tai jau nesirūpink, būk drąsus, par mum galėsi naujoj vietoj pernakvoti. Nu va, kad užgėdauja, talkinykas, autobusas, matai, jam paskutinis. A tai kas baldus neš, kas neš? Nu tai paskubėkit po perkūnais, nu šitaip lygi rytą nesunešim, nu. Raimundai, ateik čia. Padėk išlipti iš automobilę. Palaikyk šitų žaliukų po perkūnaisgi. Ale, o senas gveras, iš mašinas nebegali išlipti. Tai gal da tau liftų pastatyti? Raimunduk, jeigu ant seno žmogaus kalbėsi, tai žinok, neturėsi laimės gyvenime niekada. Sugalvojau, Biausi, kad tau laimė būtų. Virš durų prikalsma pasagų, okei? Ir atneš laimį. Laikyk saliukų, kad nenudryčiau. Einam. Šitą žiūrėk, Raimundėlį. Man atrodo, kad vis tik pasagą reiktų kalt ne virš šitų durų, o virš savo buto durų. Nepakenks Biausi ir virš šitų durų. Statyk saliukų. Nu, nežinau, ar čia gerai bus. Nebijok, nebijok. Žinai šitų dainų. Niekada man laimės nebus per daug. Niekada man meilės nebus per daug. Niekada man meilės nebus per daug. Biausi! Ką? Šukeris! Kad dulniau. Sakiau, kad reikia atsargiai. Sakiau. Ką čia dabar steni? Pats galėjai kalt. O, nu tai ką man kalt, nu? Nei čia mano namas, nei aš čia gyvensiu. Nu tai ką man kalt, nu? O ką dabar darysim, ei? Tai ką? Sakysim, kad nebes, va. O tai kas? Taigi sakysim, kad nematėm. Nu tai va, sakys, buvot kiem ir nematėt, nu. Sakysim, kad buvom labai užsiėmę. Nu tai, o tai ką, sakys, veikėt? Nu tai sakykim, kad žaidėm šachmatais. O tai argi tu moki dabar žaisti šachmatais? Tai koks skirtumas, moki, nemoki, ne dabar laikas spręst. Žiūrėk, Biausi, baltieji pradeda ir baltieji laimi. Baltieji? Palaukti, mano baltieji. Va, tiek. Va. Nu va, ir kasgi čia saliukų padėjai, Jėzus Marijas, palaužys man. Broniau, Na, o spynų žinok, spynų reikės naujų pakeisti būtinai. Dangstesni gyventojai gali būti ne visus raktus mums gražinį. Aš tau sakau. nes narvok, Steponė, žiūrėk, va, aš kaip kaime, va. Čia veikia tik tai tak, prikalu ir zamku pakabino. Ne, zomka neužteks. Žinok, reikia signalizacijų statyti. Ko tu kalbės, Steponė, tegul iš mūsų neš. 2 taburetės ir šaldytuvas tuščias. Nu, armanikų nebent, armanikų reikia saugot. Broniau, A, televizorius. Tik 2 mėnesiai iš Vokietijos parvežtas, nepagalvojai tu su savo razum. a čia, a kur šitie dabar pradinga būtų,
Nu tai ko jos čia pablūda tavo? Savina pradėjo žaisti. Nu taigi Saulonis laisdėmės spėsime sudėšti viską. Baig, Broniuk, Lošiam šachmatais. Kokiais šachmatais beausiau to. Baig, Broniuk. Viktorai, tau didelis įpareigojimas. Reiks atnešti televizorių. Televizorius vokiškas. Tik 2 mėnesiai atvežtas iš Vokietijos. Spalvotas, Viktorai. Korespondentas. Va. Ramundukas, stok nemegojus, dabar tu klausyk įdėmiai. Paėmė ir neši sklepan bulvas. Gerai. Jasna? Savūdė, kas stovi čia atsistoja. Tai gulait? Nu, nešk iš mašinas kokį va. Mažų daiktelį. Kokį? Va, imk safo. Kelintam aukšte jūsų butas. Neišmesk beausiau, neišmesk. Kelintam aukšte butas, klausiu. Step. Kelintan. Pirmam? Pirman. Beausiau. Nešk pirman. Beausiau! Nenori darbais pasikeisti. Nu tai kas stovit, nieko neneša dabar. O tai zdrastia, tai kas turtų saugas? Tu žinai miesti, kiek vagių ir bandytų visko ištumpė? Ei, mamyte, aš galiu pasaugoti. Malčiat tavo du. Ir čia, kam saugat. Aišku, abudu nešant. Aš, kad būt geresnė darbinė nuotaika, palaikysiu su muzikai. Kas čia per laidotuvės mūsų laiptiniai? Taigi, po 5 litus liktai niekas nerinka. Gerbiamoji, čia visai nelaidotų melodijos, tai folkloras, mes žydukai Lietuvos. Vitalija, žydukai vaikšto pavasarį. Tarp kitko, folkloras jau tada, 1009 metais, kai pirmą kartą paminėta Lietuva, vaidino svarbų vaidmenį tautos ir valstybės formavimėsi. Brangusis Vitalija, aš mūsų valstybės ištakas žinau puikiausiai ir galbūt netgi daugiau negu jūs manote. O tarp kitko, ten visai ne folkloras, ten mūsų naujieji kaimynai. Kaimynai? Kažin, kurį butą jie kraustosi. O koks skirtumas į kurį? Kaip koks skirtumas? Jeigu jie su to savo instrumentu kiekvieną dieną čia mums muzikuos už sienos, tai aš negalėsiu baigti savo disertacijos. Disertacija tamsta. Galite pabaigti ir rašyti ir seniau. Bet aš dabar matau, kad jie kraustosi baldus. Ir man atrodo, kad jūs turėtumėt jiems padėti. Aš turėčiau tampyti baldus. Gerbiamoji Romualdai, jūsgi žinot, kad man jau vaikystėje gydytojų konsiliumas nerekomendavo tampyti nieko sunkaus. Vitalija, mes puikiai žinome visas ligas, kuriomis jūs sirgote vaikystėje ir kurias simuliuojate dabar. Bet jeigu jūs nepadėsite nešti kaimynams baldų, aš tada paskelbsiu jums nepaprastąją padėtį. Na gerai, nusileisiu aš jums jau šį kartą. Tik neužmirškit, jeigu mano nugara skaudės, atsakysit jūs. Tik nereikia mūsų gąsdinti. Tai beausiau, tai ką sugrįžai dabar? Tai kad nėra ten jokia būta. Čia kaip tai nėra būta. Taigi sakau, palipi laiptais aukštyn ir pasuki padešiniai. Kad nėra tai jokių laiptų aukštyn, tik žemyn laiptai, nu. Beausiau, taigi čia sklepas. Va tas durys, pra tas turime. Žiūri, tu davalį ir išvėpysi. Nu, tu mane aiškink, išvėpęs, tai pats tu išvėpęs, kas aš jums koks samdinys, tai aukštyn laiptais, tai žemyn, aiškinat atsirado, patys linksminės, va, imk ir nešk pats tu televizorių, nu.
Tu biausi čia baig šposit, klausyk. Mūsų televizorius taigi buvo vokiškas, spalvotas, tik prieš 2 mėnesius atvežtas. Beveik naujas. Klausyk, kokį čia šlamštų dabar atvežysi. Alta, matai, tikrai kaip ir nebe tas, Zita. Matai, ten viską pridėta tam sklepi. Buvau atsisėdęs pasilsėt, buvau pasidėjęs. Tai gal nebe tu paėmiau, aha. Nu, gausi šitą, tai jau per daug. Greit, neši tų rekordų sklepant. Aha. O tu čia dabar kur eisi? Ko tu čia dabar darai? Ko tau tėvas liepia bulbas neš? Kuo tu čia dabar užsiemi? Ai, tegu pats ir neša. O man kitąmet po 2 metų egzaminas, va. Reikia mokinti. Kaip tai kitąmet po 2 metų? Nu tai taip ir kitąmet, kad kiekvienais metais po 2 metus vienoj klasėj sėdžiu. Raimundukas, taigi būk geras, atnešk vienu bulbų maišu. Tau tetė duos lytų. Ai, gudri, aš man nunešiau už kampą turgelin. Man duos 5 litus už maišų. Už bulvių maišų 5 litus, o glūšas. Taip pat ir glūšas, kad nelaidi mokintis. Marija! Mamyt, Biausis rekordų sumušė. Kokį rekordų, knarkimą rekordų gali sumušt? Biausi gvėra, dyvi, mano sudaužė televizorių. Prieš 2 mėnesius atvežtas iš Vokietijos. Neberadom to tavo atvežto prieš 2 mėnesius senų paėmėm, gal dar veiks ir šitas. Nu, Biausiau. Į šitą aš tavęs tai tikrai nesitikėjau. Ašgi prieš 2 mėnesius tik tai paldekaderį indėjau. Buvo pal, dabar upal. Broniau šitągi. Palauk, einamgi kambarin, pamėginkim, pajunkim, gal veiks, gal dar nieko neatsitinka, nu. Tai einam, tai ką stavi dabar? A jūs ką stavi? Sakau, Stepai, jame iš priegavas, va. Tu maišelį, a tu bulbų neš. Koks prietranka čia šitą pasagą pakabino. Taigi smegenų sutrinkimas garantuotas. Pats tu prietranka, nėra valkės pasvetimas laptinės, va. Taip ir atsitinka. Tai kad aš? Kas aš? Nesiteisink. Visi jūs alkašai vienodi. Šliaužėt po ne savo laptinės, o taip ir atsitinka. Dingsta normalių žmonių. Šalikėliai, kilimėliai, šuniukai, batukai, panel, ja? Jaunuoli. Nu ką jaunuoli, turbūt pats būsi išpylęs mūsų laiptinės durų stiklą, va. Tai kad aš ne joks alchašas, anot jūsų negirtuoklis. Aš esu Vitalijus, šitos laiptinės gyventojas, jūsų būsimas kaimynas, susipažinkim. Tai labai malonu, jaunuoli, Vitalijau. Aš irgi jūsų būsimas kaimynas Ramundėlis Galvanauskas Broniaus, va. Tai va, žiūriu, nešat čia gabenatės. Sakau, gal reikia padėti, taip sakant, į talką, gal galiu ką panešti. Oi, tai labai būtų gerai, Vitalijau. Jeigu nesunku, paimkit bulvių maišą ir nuneškit į rūsį, gerai? Kaip sakoma, į skladuką. Prašau, dėdė Vitalijau. Prašau. Taip, dėdė Vitalijau, neskubėkit, dar žingsnelis ir laiptai prasideda. Vitalijau, ar jūs gyvas? Rūpužės, vėl kažkas lemputė išsuko. Klausykit, dėdė Vitalijau, o šiame rūsyje kartais vaiduoklių ar pakaruoklių nėra? Kol kas nebuvo. Ai, tai gerai, prisiminiau, ašgi degtukų turiu. Tai ko anksčiau nesakė, kodėl greičiau? Tojaus, dėdė Vitalijau, tojaus. Toč karikas, ką mano vaikui darai? Atsargiai, Broniau, Dėž. Tik. Va. Na, kurada. Kažkur matytų snukį. A dabar? A dabar dantų pastas reklama. Kaip tu Biausiau nematai? Kurada. Dabar pornografija rodo. Biausio to ryškumo pareguliuok. Nėr, Broniau, čia su kuo reguliuoti.
turi būti špikelis užrašyta Jarkas. Ne, čia kokie mygtukai, bet nesijungia. Štai va, vakiškan buvo, ar mygtukai, ar spalvatai dabar nieka nebėra. Man atrodo, broniau, reik įjungti antenų ir tada rodys. Nu, Ir antena. nu, Pažiūrėk. vagi ir antena viskas varošta, jung. Klausiau, dabar žiūrėk. Aha. Tu žiūrėk bendrų vaizdų. Aš ir įjungiu. Na, kaip bendras vaizdas? Vaizda nėr, bet kvapas atsirado. Pagal kvapų tai arba kas kiaulais vilin, arba šašlykus kepa. Labas vakaras. Aš labai atsiprašau. Aš jūsų kaimynė esu. Suprantat, aš uostau. Man kažkur dūmais kvepia. Aš sakau, gal pas jūs? Koks laidas sudegė ar ką? Pasižiūrėkim. Oi, ne, čia ne pas mum. Mes irgi, žinok, uostėm, čia kažkas šašlykus kepa. Tai tu mūsų nauja kaiminka? Taip. Aš sakau, dabar truputėlį esu atsilaisvinusi. Gal padėt kuo? Klausyk, aš dabar einu mašiną ant gėlių atsinešt. Gali man padėti atsinešt gėlių? Oi, jūs irgi mėgstate gėles. Mėgstam, ne ta žodis. Tu supranti, pas man, kai buvo troba, tai žinai, kas buvo? 4 alijošius auginau, 5 plerzonijas, nu mano senis taip vadina palergonijas. Tai sakydavo, Stefa, per tavo tas gėlės troba atrodo kaip zoologijos sodas. Tai va, mano vardas tai Romualda. Mano vyro vardas yra Vitalijus. O jūs, kaip supratau, Stefanija? Aha, taip, Stefanija. Tai klausyk, tai tada einam. Gerai, man padėsi. Aš turiu 5 dalykas sudėjau, tenai 5 vazonėliai. Takėlius. O tai, Raimundai, reikia gerai mokytis mokykloje, kad šitaip sunkiai nereiktų dirbti. Kiekgi, Vitalijau, mes dirbam. 15 bulvių maišiukų rusins sunešėm ir viskas. Žiūriu, man darbus sekas geriau organizuoti, negu jos dirbti. Pasižiūrėk, koks tu purvinas, aš koks švarus. Ne tu, o jūs. Tai gal dar ir Romualda taip atrodo. Matyt, Raimundai, reiks tave mokyti ir mandagumo. Ne, mandagumas nesvarbu. Geriau, Vitalijau, užmokink manį šachmatais lošti, a? Visi azartiniai žaidimai padeda žmonėm įsisukti gyvenimį iš keblių situacijų, va? Šachmatai ne azartinis, o loginis žaidimas. Nu, koks skirtumas? Svarbu, kad nereiktų dirbti, va? Neišeis iš tavęs, Raimundai, nei Karpovas, nei Kasparovas. A kas ten tokie? Nu, tai geriausi pasaulio šachmatininkai, tokias pavardės reiktų žinoti. A tu, pavyzdžiui, žinai, Kaulų Pufkų pažįsti? Ne, o kas tu tokie? Tai va, aš tavo hebras nepažįstu, tu maną. Ir nesikabinėk. O. Na štai, na, pasižiūrėkite, ką jis daro. Tinginiai, visi jie tokie. Raimundukas tai grin tėvas ir meluoja, apgaudinėja ir tingi. Nu, ne veltui, ponia Romualda, žmonės šneka, kad moteris laiko 4 namo kertes, o va vyrai tik tai 1. Nieka jie nelaiko, aš tau pasakysiu, nieka nelaiko. Mano, kai sustinka su Beusiu, man pačiai dar reikia prilaikyti. Ei, kur jie dingo, klausyk? Tai kad nematau šito abiejų ponų. Klausyk, aš einu vidun, pažiūrėt, paieškot, o jų šachmatininkai staigiai ima tik tempėt baldus vidun. Kur tie dingo dabar? Na, kaip jums negėda? Vitalijau, niekada pats nedirbate, pas va dar ir jaunimą iš kelio vedate. Nu, pasižiūrėkite, kaip jūs atrodote. Marš namo, su jumis bus atskira šneka. Besarmatis. Jausiu, aš vis tiek nesuprantu. Taip čia balioną nėra dujas dega, Nu, broniau, aš tau visų gyvenimų sakiau, kad šitą miestį nieka nesuprasi, nu. Žiūrėk, kaiminėlį. Taip sakant, dapą vienu padarom ir einam dirbti. Sveikatėlai. Broniau, vat nieka gera tikrai miesti. Net butelio nėra kur ramiai išgerti. Turi pasikavajus, kaip nežmogus koks, nu. A, kaime
Tai jau skaitas jau nepaskavodama. Vis tiek steputė atrasdavo. Žinai, broniau, pagalvojau šitaip. Dabar įsikursi mieste. Nu, keisk steputį, nu. Aš tik kad pagalvoju, bet kad, matai, nebe tas amžius. Čia kągi tu čia dabar senas, va, Brazauskas. 70 metų ir tai pakeitė, va. O, pakeitė. Žiūrėk, man tik kartais mintis kyla, bet va Ramundėlę gaila. Tai kogi, negi paliksi našlaičią. Atais kaks patėvis, antroj dienoj. Tai jūs eisit ar neisit nešti? O ko jūs čia būdu darat? Tai mes čia... Žiūrim. Ko jūs čia žiūrit, ko jūs čia matot? Greitai einat šūtina daiktų ar ne? Nepyk, stebut, nepyk, viskas gerai, nepyk, aha. Prašyčiau, minutėlę stabtelt. Kažkas šioje laiptinėje užmiršo, kas yra moteris. Aš neužmiršau, bet kadangi aš esu vyras, iš to seka... Baikite filosofuoti ir geriau padėkite man šitą archaninį griozdą nešti. Gal pasikeičiam vietom? Žinot, jūsų žiniai, šitas vyras ką tik sunešė 15 maišų bulvių. Vitalijau, kaip jūs su manimi šnekate? Šitą ponų norėčiau paprašyti. Mes išmaldos nedaliname. Šitą norėčiau, ponai... Aš jums sakau, eikite elgetauti bažnyčią, į gatves, nežinau, kur tik tai norite, bet palikite mus ramybei ir nesukite mums galvos. A šitą ponę čia man seka, ką? Taip, gerbiamasis, šita ponė yra mano žmona. O koks man skirtumas? Ar jinai žmona, ar jinai ne žmona? Aš sąžiningas žmogus, darbo liaudis. Eina ant asfaltą užaugus, da man įžeidinės čia atsirado. Vištas nuo žąsies neskiria, to dar betrūka. Kodėl jis taip ant mane šaukia? Aš pakviesiu policiją. Aš galiu tuoj 3 milicijas pakviest, kad nori. Broniau, atai čia, va, žiūrėk, kas čia daras dabar. Kas įlbiausiau, ką reikia, dabar net visi radiatoriai barba. Šitą broniau, va, atpažįsti daiktų. Taigi čia mano fotelis, gina? Nu tai va, ir aš taip sakau. A kas čia tokia, žinai? Va, einu, žiūriu nešas ir pagavau vagį, va. Poniutė šmaukšt tik tai kilpa ant kojas ir poniutė mano rankas, aha. Matai, aš išmaldas paprašysiu, taip. Aha, pasakykit, kas tokie dabar būtų? Jūs berazumiai, broniau, Pasir. čiagi mūsų nauji kaimynai, va, Romalda, mano vyras Bronius. Aš Bronius. O, Bronius. A, čia va, skaitas, mūsų buvis kaimynas, Biausis Viktoras Vlado. Viktoras. Tai ko čia veikia dabar? Nu tai ką tu čia tai? Taigi sakiau saugat mašinų, a tai visus daiktus mes šionys ištumpis kaip šitų fotelį. Tai kad nebėra ką saugat, vairuotojas išvažiavo namą. Pasakė, man baigęs darbo valandas važiuoju. Va, baigęs darbo valandas, tai ko dabar darysi, sakyk? Tai ko darysi? Taigi pati labai darėjai, miestą, a kas iš tą miestą, dabar va, kaime būdama, pasumdėjai mužikų, dirba žmogus visų dienų, a mieste baigęs darbo valandas, va, tu. Tai nieko, rytoj atvažiuos. Sakau, gal dabar imkim šitą fotelį ir šneškim iki jūsų būtą. Tai, aišku, kad nešam, palsraukim. Nu, papirkūnais, kalu vis tiek vynis nulinksta. Man atrodo, kad čia ne vynis kalti, o meistras nekoks. Nu, tai va, jau pats ir kalk. Nu tai kam man kalt? Nu, nei čia mano būtas, nei aš čia gyvensiu. Nu tai kam man kalt dabar? Man kalk. Kaip puiku, kad jūs pas mus į namą gyventi atsikraustit.
Žinoma, būtų dar geriau, jeigu jūs būtumėt apsigyvenę antrame aukšte šalia mūsų. Ten irgi laisvas būtas yra. Bet žinokit, ponė Stefanija, kad jūs žinotumėt, šiais laikais, kada visi taip susvetimėja, žinokit, net apie dvasinius dalykus nėra su kuo pasišnekėti. Teisingai sakai, va, pas man kaime, žinai, Romualda, nėra žodžių, nebuvo su kuo apie dvasias pasišnekėti. Nei vienas kaiminkas, nei vienos draugės. O va su šito senberniu, nusubiausis. Nu tai ku su juo pašnekėsi? Nu va, dabar turėtų laikytis, nelės. Ko čia dar? Velnės tokį vakarų tamsų nešioja. Oho, atidarai. Šitą. Braniau, žiūrėk, atrodo, atėjo jau mokesčių rinkti, atrodo. Atsiprašau, gerbėmieji, ar čia 36 būtas? Tai, kad negerbiamasis, čia 39 būtas. Gerbiamasis, čia 36 būtas. 39 aukšto aukščiau. Matyt, jūs supainiojot aukštus. Ir dar, šį 36 būtą esu aš nupirkęs.